Labai dažnai moterims grubus, toksai, mačio vyriškas vyras asocijuojasi su tokiu, tikrai labai dideliu alfa vyriškumu, galvodamos, kad tai yra esminis dalykas. Tai ir tokios moteris labai dažnai nuvertina tas tikrasis vyriškas vertybės kaip atsakomybę, kaip tai taktiškumą, kaip gebėjimą valdyti situaciją, išlikti emociškai brandžiam, taip. Ta kietumą, savo grubumą panaudoti tik tai tam tikrose situacijose, kur jų reikia. Ir tuomet santykiuose, kai pradžioje vyras suvilioja to savo alfa mačiškumu, vyriškumu, po kažkiek laiko moteriai pradeda trūkti, ar ne? Tiesiog trūkti to tikrai vyriško, stipraus, brandaus švelnumo, supratimo, ir tada jinai pradeda kvestionuoti, ar tai yra tą vyrą pasirinko. Todėl rinkdamosis atkreipkite dėmesį, ką renkatės ir iš tiesų, ką jūs vertinat. Ar jūs matote